kad jei tu klausytumės, o nesigintum, mes greičiau išsiaiškintume ir nereikėtų pyktis. Aš čia pauzę padarysiu čia. Turim vis dėlto tą naivią iliuziją, kad jeigu antra pusė elgtųsi teisingai, tai konflikto nebūtų. Nepaisant to, kad aš žinau visą metodiką ir mokiausi, daug kartų dariau, taip užknisa, kai tokį briedą pasakoja apie mane. Kai sako, pas tave visi šeimoje turi psichologinių problemų, tai čia jau prasideda toks pakankamai stiprus menkinimas, maždaug, kad jūs visi psichai. Tas vyras jaučia grėsmę ir jisai puolimu taip ginasi, jo instinktyvi reakcija. Ką jai tuo metu daryti, jeigu ateityje pastebės tą patį? Bet jie yra patys reikšmingiausi, kai už tokius dalykus atsiprašo žmonės, tai tau atrodo, kad galų gale mane supranta. Sveiki gyvi. Labas, Skiriamės juokauju, vėl su jumis. Ir šiandien pas mus epizodė Ieva Fedorovaitė rašo. Ne Ieva. Ieva, ne Fedorovaitė. Nesakom, kas rašo, bet rašo situaciją. Taip, man kaip tik Instagram'e parašė, kad sveiki, ar yra jūsų podcastas apie tai, kaip reikėtų elgtis, kai konfliktų metu antra pusė ima žerti kaltinimus absoliučiai dėl visko. Mes šiandien aptarnėsim šitą temą ir skaitysim klausimą, paprašiau aš jos patikslinti, jinai patikslino ir mes paskaitysim klausimą ir pabandysim aptarti, o prieš klausydami, žinau, nes po to jau, kai pradėsit klausytis, tai nebeturėsit laiko, paspauskit mygtuką, kad patinka šitas video, jeigu dar nežinot, ar patinka, tai palaukit, kai patiks ir tada paspauskit. Bet būtinai paspauskit, nes apie pusę iš jūsų klauso, nemokamai stebi, žiūri, rekomenduoja kitiems, bet nepaspaudžia to, nepatingėkit, nieko jums nekainuoja, like, ten... Prenumeruoti, varpelį paspauskit, kad sužinotumėte apie naujus epizodus. Mums gerai yra tai, nes didės klaida, o atitinkamai turim daugiau motivacijos kurti šitą epizodą. O jeigu norite iš tikrųjų palaikyti, tai nueikite į Contribui ir paremkit mus ir atitinkamai gausit ir daugiau turinio ir netgi, jeigu tam tikra suma remsit ir susitikimų su mumis. O atsimeni tą podcast'o dalyvės laišką, kur parašė po to, kad sako, vau, aš nežinau, kiek ten vertės ir dar labiau reklamuokit savo Contribui. Buvo žmogus, kuris parašė, sako, aš net nesupratau, kad jūs tenais turi dar daugiau vertės, tai sako, daugiau reklamuokit. Tai Contribui dalyviai gauna ne tik tai tęsinį kai kurių epizodų, ne tik tai epizodus anksčiau, dabar pavyzdžiui yra jau tikrai 2 epizodais daugiau Contribui dalyviams sukelta nei yra viešai, bet ir dar yra daug kitų naudų, seminarų įrašus gauna, susitikimus su mumis, klausimų atsakymų sesijas, tai nueikit, pasižiūrėkit ir paremkit. Taip. Good. Let's begin. Tai klausimas ir yra, kai žeria kaltinimus absoliučiai dėl visko, kaip reaguoti. Aš paskaitysiu situaciją. Bet čia apie mane, čia kaip aš kaltinu. Tu žeri kaltinimus apie viską. Palauk, pažiūrim. Kai su vyru susipažinome, apsigyvenome kartu jo tėvų namuose. Buvo planas keliams metams, bet išėjo visi 5 metai. Per tą laiką susilaukėme ir sūnaus. Dabar jau gyvename atskirai, bet tuo metu buvo daug nesutarimų su uošviais. Iš pradžių jutau jo palaikymą, tačiau buvo ir mano padaryti nemenkų klaidų, kurių tuo metu nesuvokiau. Ir dariau iš didelio noro gyventi atskirai. Kažkuriuo metu jo tėvai atvėrė akis jam, kad elgiuosi ne visai tinkamai ir nuo tada viskas apsivertė. Vyksta nuolatinė kova, kuris visgi teisus, nesvarbu kur ir kokioje situacijoje. Aš jau šiek tiek sustojam ir pradžią bent jau apšnekėkim, nes po to pasimirš jau. Bet keista situacija iš tikrųjų, aš pagalvoju, kad jinai darė klaidas, to nesuvokė ir jo tėvai arba jos uošviai atvėrė jam akis. Taip. Ne jai. Labai gerą chronologiją sudėliojai. Ir taip jau čia toks. Atvėrė, tai žinai, man nepatinka žodis, kad atvėrė jam akis, nes čia iš principo atvirkščiai galbūt nuteikė prieš jį, aš labiau sakyčiau. Prieš ją. Prieš ją, jau. Prieš ją. Nes, žiūrėk, mes esam turėję epizodą, kur žmogus pasakojo, ar mes skaitėm, aš neprisimenu, apie tai, kad gyveno pas kažką namuose. Ir buvo labai sunku tenais. Esam turėję, man atrodo. Tikriausiai, aš neatsimenu. Labai daug epizodų jau praėjo. Ir kas gaunasi? Kad jeigu gyvenat su uošviais, anytomis ar ten kuo bebūtų, tai atsiranda daug instinktyvių reakcijų. Ir kaip jinai sako, aš elgiausi ne visai tinkamai,
aš esu įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus elgiasi tinkamiausiai, kaip gali, pagal tuometinę situaciją ir savo emocinę brandą. Ir tas netinkamai, ką reiškia netinkamai, tai jeigu gyventumėt ne su uošviais, būtų kitoks elgesys. O tuo metu jų nepatenkinti emociniai poreikiai lėmė kažkokią elgseną. Bet gal ir vaiko auklėjime jinai dabar kritiškiau vertina savo elgseną, bet tuo metu jinai galvoja, kad gerai elgiasi. Bet tai, kad žmogus sako, aš matau, kad elgiausi ne visai kažkaip, tai rodo, kad yra noras tobulėti, yra noras keistis. Tai aš, nežinau, koks lietuviškas pasakys angliškai yra water under the bridge, kad jau praeitis yra viskas jau. Jeigu aš elgiausi kažkaip, tai elgiausi taip, todėl kad tuo metu... Mano Agnė sako, neverskim puslapį atgal. Viskas neturi kontrargumentų. Taip, nes jeigu mes grįžtame į praeitį ir pradedame aiškintis praeities nuoskaudas, ypač kurios turėjo objektyvių priežasčių, kad tos nuoskaudos atsirastų, tai yra bėda. Gerai, toliau. Situacija. Šiandien tiesiog ėmėme diskutuoti apie vaiko auklėjimą, apie jo emocijų priėmimą. Dalinausi su juo gautomis žiniomis paskaitose, studijuoju pedagogiką. Apie tai, kad vaiką ištikus stipriams emocijoms pirmiausia reikės priimti, nuraminti vaiką ir tik tuomet kalbėtis ir aiškinti, koks elgesys tinkamas. Nes apimtas emocijų vaikas negali priimti informacijos. Apie tai, kad esu prieš tai, kad apimta emocijų sūnų vestų į kambarį pabūti. Apimta emocijų sūnų vestų į kambarį pabūti. Vieną ar dar blogiau aspektų. Ir tada, viskas apsivertė ir pasipylė kaltinimai vienas po kito. Kad aš tik daug pasakoju teorijos, bet neišsprendžiu problemų, vaiko neišaukliu, kad būdama 2 metus motinystės atostogose jo akimis vaiko neaugdžiau, nemokiau, o tik auginau, kad esu aš kalta, jog mes apsigyvenom su jo tėvais, nes pati priėmiau sprendimą čia ateiti, neapgalvojusi pasiekmių, kad tuo metu nepasiūliau kito varianto, tada pereina prie mano šeimos, kad mano šeimoje visi turi psichologinių problemų. Tuomet aš sakau, kad visi jų turi, duodu pavyzdžius iš jo šeimos ir užsisuka toks ratas, kad jis puola, aš ginuosi, nieko neišsiaiškinu. Spėjau, kad čia biškai pagražinta, kaip ten viskas šnekasi. Bet, situacija labai kasdieniška. Tai prasme, gyvenimiška, norėjau pasakyti. Ne kasdieniška. Tai, kad mes būdami pykčio apimti, keliam senas nuoskaudas, yra normalu. Nesakau, kad tai yra skatintina, bet tai yra normali reakcija, kuri yra tikėtina iš bet kurio žmogaus. Bet klausimas, kiek to vienas kitam menkinimo iškyla. Nes jeigu menkinimas yra toks, aš nežinau, pavyzdžiui, čia man šiek tiek kliūva, tu pasaky, kaip tau atrodo, kai sako, pas tave visi šeimoje turi psichologinių problemų. O tada aš parodau, kur tavo šeimoje psichologinių problemų. Tai čia jau prasideda toks pakankamai stiprus menkinimas, maždaug, kad jūs visi psichai, aš taip, nežinau, ar taip sako, bet tai tada gaunasi, kad labai sunku konstruktyviai net grįžti prie pokalbio, kai mes jau esam, tokia menkinimo. Gerai, bet esminis dalykas, reikia identifikuoti, kad tas vyras jaučia grėsmę ir jisai puolimu taip ginasi, jo instinktyvi reakcija. Ką jai tuo metu daryti, jeigu ateityje pastebės tą patį? Tai aš noriu dar apie tą žeminimą vienas kito. Jeigu žeminimas yra labai stiprus, reiškia, kad šiaip ne tik šitoj situacijoje, o ir kasdienėse situacijose jie jau jaučia nuoskaudą dėl to, kad esu menkinamas, žeminamas. Jeigu išraiškos diskusijos arba ten kivirčo metu yra labai sunkios, griežtos, neteisingos galų gale, nes, kaip čia sako, visi turi psichologinių problemų šeimoje, kad mano šeimoje visi turi psichologinių problemų. Jeigu tikrai jau eina kalba, tai čia jau prarastas, žinai. Bet gal jie ir turi, gal čia adekvati kritika. Nežinau šeimos, kur visi turėtų. Tai juokauja, žinai, ten tokių rimtų problemų. Tai tu labai gerą vietą palėtei, kad jisai jaučia irgi grėsmę. Ir tikėtina, kad abu šitoj poroj jaučia grėsmę nuolatos, kad vienas kitą menkina. Bet tas menkinimas yra jau toks pažengęs. Čia yra ta lėtinė problema, apie kurią aš mėgstu kalbėti apie save Instagram'e. Kad poroj reikia pirmiausia atstatyti, panaikinti neteisybės jausmą, kad mane menkina ir aš nesijaučiu lygiavertis tau. Bet jeigu kalbėt apie to gaisro gesinimą, tai svarbu žinoti, ką daryti ir čia priimti tą tvarų sprendimą, kad kai yra tokio lygio šneka instinktais, tai
užkirsti tam kelią. Mhm. Aišku, jeigu norėtum tu pasipraktikuoti, tai sakytum, kas dar ir žinai, ir show me what you got. Bet... Apskritai, jeigu mes prieinam jau prie tokio konflikto, kur pradedam vienas kitam svaidytis, tai turbūt logiškiausia yra atsitraukti. Ta. Tuo metu yra neįmanoma išspręsti konflikto. Konfliktas yra per sudėtingas būtent tame... Ir ar galima, pavyzdžiui, su vyru naiviai taip susitarti, kad ateityje prašau manęs nežemink? Kaip manai? Tu žinai mano nuomonę. Tarp kitko... Mes su tavimi esam ginčiesi, kur aš sakiau, kad ir kaip norėčiau, aš neturiu lūkesčio, kad Dovilė ten, pavyzdžiui, kažkokiais būdais manęs nemenkins. Aš turiu lūkestį kitą, kad mes busim tiek sąmoningi, kad jinai jausis neturinti teisės to daryti ir atsiprašys po to ir tą patį lūkestį turiu savo. Aš neturiu lūkesčio, kad aš nemenkinsiu Dovilės, konflikto akivaizdoje greičiausiai aš pasakysiu kažką įžeidžiančio, nemalonaus, bet aš turiu lūkestį savo lygiai taip pat ir standartą, kad jeigu aš tą padariau, tai aš neturėjau tam teisės. Tiesiog tai buvo mano silpnumo akimirka ir aš turiu už tai atsiprašyti. O atsimeni, ką aš to pasakau, kaip aš nusprendžiau, kad daugiau nebežeminsiu ten konflikto metu? Prisimenu, kad buvo toks pokalbis. Jo, kad įrašinėjau save. Ir kad aš galvoju, kad jeigu man taip sakytų, žinai, tu nebežemink čia manęs ir taip toliau, man atrodo, kad aš tuo metu tarsi tiesa, aš tau drebiu į akis, žinai, ir tu viso to verta ir galbūt ir taip toliau. Bet tik tai dafiga valandų skyrus ten savianalizai, kitų istorijų žiūrėjimui, mokymuisi, aš priejau prie išvados, kad, blemba, mes kiekvienas turim tą agresyvę pusę, kuri gali pulti, užgauti, sužaloti ir taip toliau. Ir man pasirodė visiškai nelogiška, kad nuo to labiausiai kenčia mano artimiausias žmogus. Ir kai aš suvedžiau... Kaip nelogiškai? Atvirkščiai logiškiausia, kad kenčia būtent jis, nes jis dažniausiai būna su mumis. Tai vat man atrodo, kad logiškiausia aš geriau kitą pasiūsiu kažkur toli, negu tą, su kuriuo aš turiu gyventi kasdien. Bet kitas žmogus tiek neturi, kaip mūsų mygtukų paspaus trigerių visokių. Tai taip, bet jau tada aš labiau dėsiu pastangą saugoti šitą žmogų nuo savo agresijos, ten kažkokio smurto, negu aplinka. Gerai, pratęsiu klausimą iki pabaigos, nes dar vieną šitą debesėlį turim čia surašytą. Jo argumentas būna, kad jei tu klausytumės, o nesigintum, mes greičiau išsiaiškintum ir nereikėtų pyktis. Aš čia pauzę padarysiu čia. Taip, špagavimasis. Žiūrėk, jo argumentas būna, jei tu klausytumės, o nesigintum, mes greičiau išsiaiškintum ir nereikėtų pyktis. Man čia skamba kaip, jeigu tu paklausytum ir elgtumės teisingai, kaip aš žinau, kad reikia elgtis, tai mes išsispręstum, nes aš žinau teisingai, o tu žinai neteisingai. Tai yra, kai mes ieškom, kad aš teisus, tu neteisi. Arba... Bet yra tame tiesos, kalbant apie tai, kad vieno žmogaus pokytis gali pakeisti pokalbio dinamiką. Ir jeigu vienas žmogus puola, o kitas neatsako tuo pačiu, jis neturi tokios vystymosi dinamikos. Bet aš nežinau, ar tai pranešė tik hipotezė, bet dažniausiai, ką aš girdžiu, kad jeigu tu klausytum ir darytum, kaip aš sakau, nutilėta yra. Ne, čia tai for sure, kad... kad aš noriu kontroliuoti, žinai, antrą pusę. Ir kodėl aš norėjau čia sustoti, dar nepaskaitęs iki galo, nes mes turim vis dėlto tą naivią iliuziją, kad jeigu antra pusė elgtųsi teisingai, tai konflikto nebūtų. Bet aš prisiminiau, kada pas mane būdavo tokie epizodai, kada aš taip galimai pasakydavau arba bent jau galvodavau, kada mes šnekam apie dvi skirtingas temas, nors atrodo apie tą pačią situaciją. Tai aš šneku apie problemą ir sprendimus, o Agnė šneka apie emocijas ir taip, kaip aš aiškinu ir kaip jį jaučiasi arba kaip norėtų jaustis. Ir aš sakau, tai klausyk, tai sprendžiam. Jinai jaučiasi, kad aš neklausau, nes ne apie emociją šnekam. Tai, va. Aš irgi esu diskutavęs tam, kad emocijos yra instinktyviam lygmenį, kaip tau logika svarbu ir sprendimai, taip jie emocijos yra svarbu. Tai, kad jūs kalbate apie tuos dalykus, yra labai normalu, nes abiem yra svarbu tie dalykai. Kas tam Sirijui yra?
Tai reiškia, kad jums abiem yra svarbu, jūs kalbate apie svarbius dalykus, tai logiška, kad kalbate apie tai, kas jums yra svarbu, kad nesusikalbat tame procese, tai irgi yra natūralu, tik tai jau reikia įgūdžių bent vieno žmogaus pokyčio, kad susikalbėtume. Bet pagrindinė vieta, neįmanoma išspręsti konflikto, ieškant, kas yra teisus jame. Iš karto jo, kai vaikas atsidarė visi blogi dalykai, kas pas mus yra. Tai buvo netgi ir klausimų tokių, ar čia mums skirtis, ar čia mums gyventi kartu. Ir tarp mūsų su vyru yra didelis amžiaus skirtumas, tai iš viso yra 16 metų tarp mūsų. Amžius apskritai neturi rolės, su juo ateina tiek pat ir pliusų ir minusų. Mes kaip ir, mes visada galėdavom viską pasakyti, bet... Viską išskyrus tai, kas sunku. Čia yra klasika visų porų. Ryšys pakabintas yra ant vieno žmogaus ir jis įlenda į olą, tai tam santykiui ir ryšiui ten šakės tuo metu būtų. Nes mus labai motyvuoja mūsų žmonų šypsena, juokas ir kažkas. Laimė. Čia yra instinktyvu, kad antros pusės laimė yra, mes jaučiam, kad čia yra mūsų atsakomybė, instinktyviai. Gerai. Tęsim toliau. Perklausys jūsų podcastus, dabar jau žinau, kad pas mus yra ryškus nelygiavertiškumas santykiuose. Puikiai, veikia mūsų podcastai. Kartoj ir dašunta net mum. Taip. Nemokėjimas brėžti ribų. Logiška. Ir gerbti jo ribas. Super. Čia jau aukštas pilotažas. Labai gerai. Atrodo, žinių jau turiu, bet vis dar pasiklystu, kai reikia išeiti iš tokių emocinių situacijų. Jaučiu baimę vėl grįžti prie tų temų, nurimus, nes atrodo, kad vėl ir vėl atsidurim tam pačiam taške, kai susipykstam ir neišsiaiškinam nieko. Taškas. Tai turiu gerą komentarą, kad kurį daug... Ne? Ne, šitas neteisingas. Kur daugelis kasdieninių situacijų, kaip čia pasikartoja, kad kelias sąmoningumo link yra ne iš karto rasti sprendimą ir suvaldyti situacijas, bet jis prasideda nuo situacijos ir suvokimo laiko trumpinimo. Tai reiškia, kai kurie žmonės iš vis nesuvokia priežasties pasiekmės arba galimo sprendimo, o paskui žiūrėk, kitą dieną suvoki, kažkada po valandos, kažkada po 5 minučių. O mes vėl tenai toj situacijai, atsiprašau, dar nežinau kaip ją spręsti, bet jau yra didžiulis, kaip čia, pokytis, kad suvokiau. Aš tą situacijos suvaldymui mokymuose dažnai naudoju pavyzdį. Jūs jau mokinot Beną ant paduko sisioti? Nes čia yra tas procesas, galiu pamokyti. Aš iš karto į tą antrą lygį. Tai jeigu mes norim suvaldyti kažkokią refleksyvę reakciją, tai yra, kad mums pasako ir iš karto įsižiebia konfliktas, pavyzdžiui. Tai mes negalim... Laukiu čia kaip su sisiojimu susiję. Nes refleksyvios situacijos, jeigu jos yra random tokios visiškai netipinės, nepasikartojančios, tai jų nesuvaldysi, nes tu tiesiog nežinosi, kol nesitreniravisi. Bet jeigu yra pasikartojanti nuolatos, kad tik pradedam apie tą temą kalbėti ir prasideda kažkas. Tik pradedam apie tą temą kalbėti ir prasideda. Nežinau, ten tema apie uošvius, pavyzdžiui, pas juos gali būti. Žinai. Tai kaip ją suvaldyti? Tai taip pat kaip ir sisiojimą suvaldyti. Sisiojimas yra refleksyvi reakcija. Aš noriu sisioti ir aš pradedu sisioti. Tik tai tiek, kad mes ją esam suvaldę, suaugę žmonės, o vaikai ne. Ir kaip vyksta mokinimas? Tai pirmiausia, mes turim vaiką išmokinti, kad jis atpažintų, kad jau pasisiojau. Nes pradžioj net neaišku, kodėl šilta pasidarė. Aš nesu įlindęs į vaiko kūdikio smegenis, bet aš prisimenu, čia iš knygos vienos skaičiau. Po to mes, čia sutrumpintai pasakosiu, visos knygos neperpasakosiu, bet po to mes treniruojamės, kad vaikas suprastų, kad jau sisioju. Ta prasme, nėra taip, kad aš jau, pasisiojęs, dabar sisioju. Per vėlų yra kažką daryti. Bet, jau sisioju, kad atpažintų. Dabar tu sisioji, tai reiškia, kad jau sisioju, ten dedant paduko. Po to stengiasi padaryti, kad atpažintų, kad tuo įsisiosiu, yra per mažai laiko atsisėsti ant paduko, bet iš principo, nes ten netgi ir tas vienas iš mokymo metodų yra, kad vaikas plikas beveik laksto namuose,
kad tu bet kada, kai jisai jau pradeda siot, kad, tu, kad jis pradėtų atpažinti, kad jau nori siot, arba ir ką mamos ir tėčiai turi atpažinti, tai kad jau pradeda trypčiot, nes yra prieš tai kažkoks judesys, ką aš niekada nesugebėdavau pastebėti, Dovilė pastebėdavo prieš 5 minutės, nesuprantu kaip. Bet, pavyzdžiui, pastabumas kaip skiriasi, žinai, man atrodo, sako, matai, vaikas, ta prasme, kur jisai nori sisioti, kodėl? Sako, taigi matai. Ne, nežinau. Žinai, ir tada sadini. Ir po kažkiek laiko išmokini, kad aš noriu sisioti ir jau tuoj bus riba, kad aš nebespėsiu ir tą norą sisioti jau pradeda atpažinti. Nu ir tada jau yra laiko ten imtis veiksmų. Tai tas pats yra su šita reakcija, kad pačiai pradžiai, jau mes konfliktuojame. Žinau, jau prisisiojau. Jau vėl ten, jau reikės tik tai valyti, ką prisisiojau, jau žinai, jau. Po to jau tuoj konfliktuosiu, per vėlų sustabdyti, jau nebesugebu sustabdyti nei savo reakcijos, nei savo žodžių, bet jau pastebiu, kad tuoj konfliktuosiu. Po to jau tu pradedi, jau noriu eiti į konfliktą, jau tema prasidėjo, jau aš žinau, kad eisiu į konfliktą, dar yra laiko ir gal galiu suvaldyti, o po to išmoksti, kad žiūrėk, jau čia judėsim link konflikto, atsitraukiu. Ta prasme, judu į suvaldymą. Tai čia yra situacijos tas suvaldymas, kurį galima išmokti, jeigu tipinė situacija pasikartoja nuolatos. Nėra lengvas, kaip ir vaiką išmokti. Bet... Aš net matau šito epizodo pavadinimas. Kaip išmokyti vaiką sisioti. Arba kaip išmokti neprisisioti santykiuose. Kaip išmokti neprisisioti santykiuose. Jo, čia geras. Tai, bet aš galvoju, kad problema, žinai, jeigu aš tokį sprendimą siūlyčiau žmonėms, aš netgi dažniausiai kaip papasakoju, paaiškinant, kiek jis yra absurdiškas. Todėl, kad situacijų, kurios iššūkia mūsų refleksyves, konfliktinės, atgalinės reakcijas, yra aibė. Ir kiekvieną reikia mokytis iš naujo, nes mes jas kiekvienos nepažįstam ir jų per daug yra, kad išmoktumėm. Dėl to šitas metodas yra absurdiškas. Ir ko reikia ir kodėl, kas pas juos panašu, kad yra. Tai yra sistemingas jau ilgalaikę besitęsiantis nelygiavertiškumas. Taip, ir jie eina iš karto į kovą. Ir reikia pirmiausia bandyti grąžinti lygiavertiškumą poroje. O tai reiškia, kad atsiprašyti už dalykus, kurie skaudino antrą pusę. Ir brėžti ribas ten, kur mane skaudina, kad nebegalėtų skaudinti, kad aš nejaučiau nuoskaudos, kad vėl mane skaudino. Ir ribų brėžimas turi būti toks, kur sustabdytumėm, žinai. Tarp kitko, nepasitriau prieš tai, bet įdėsiu reklamą. Aš darysiu mokymus, tokius, kur bus keli vakarai iš eilės, kaip nebeėsti antros pusės. Pavadinimą Instagramo sekėjai išrinko. Geras. Nes aš norėjau, kaip čia lygiavertiškumo atkūrimas, ten ribų brėžimas, dar kažkas ir kažkas pasiūlė, kaip nebėsti antros pusės. Įdėjau pasirinkimą 8% kaip nebėsti antros pusės. Geras. O apie ką ten? Apie ribų brėžimą ir apie gebėjimą nemenkinti antros pusės arba atsiprašyti, kai menkinti. O tai kada čia bus? Kada bus, neturiu dar datas. Dėl to sakau, net nepasitaręs, bet taip labai organiškai gavosi. Tai žodžiu, čia įdėsim nuorodą arba skiriamės Jokau LT, nueisit, ten bus ir galėsit pasižiūrėti. Tai kaip nebėsti antros pusės. Nes čia ir yra tas procesas. Mums reikia išmokti brėžti ribas, kad nejaustumėm nuoskaudos. Nes jeigu mes arba brėžiam ribas tik tai prašydami, prašom, žmogus nepaiso, mes vėl prašom, tai čia nėra riba, nes aš nuoskaudą vis tiek jaučiu. Reikia nubrėžti, kad nebegalėtų ten peržengti. Mes turime epizodą apie ribas. Bet tą reikia mokintis, tai yra treniruotis kaip su svoriais praktiškai, kad pakeltum vis didesnį svorį, kad vis stipresnį ribą galėtume nubrėžti svarbesniems dalykams. Iš kitos pusės atsiprašyti už dalykus, kurie yra įskaudinę. Nes sako, aš jau matau, ką aš dariau negerai. Bet klausimas, ar mes esame atsiprašę. Ir kas liečia atsiprašymus, yra tokie 3 etapai, kuriuos aš, kai žmogus mokinasi, kaip skirstau, žinai. Pirma, išmokti atsiprašyti už situacijas, kur ir aš pati žinau, kad skaudinau jau be reikalo, kur mušiau gulinti. Toks, kur tipo, jau jisai ir pripažino kaltę ir aš vis tiek dar menkinau, dar ką nors draugams užvėmiau, pasakiau ką nors tokio, žinai, kur, nes už tuos lengviausia atsiprašyti, nes mes jaučiamės kalti iš principo, nes žinom, kad jau ten buvo. Antras dalykas, išmokti atsiprašyti, kur aš menkinau, nepaisant to, kad jaučiam, jog turėjau teisę, tai yra, man kažką buvo padarę, jis kaltas, kad aš taip pasielgiau, žinai. Bet jeigu mes menkinom, tai panašu, kad mes vis tiek turėtume atsiprašyti, jeigu norim grąžinti lygiavertiškumą. Ir trečias, sunkiausias lygmuo, žinai, kaip leveliais eini, tai yra atsiprašyti už veiksmus, kurie man neatrodo, kad turėjo skaudinti, bet antra pusė jautėsi skaudinami.
Šia yra sunkiausia, nes aš tai iš vis net neturėjau intencijos skaudinti. Aš net negalvojau, kad tave skaudina. Ta. Ir kaip aš galiu atsiprašyti. Kas apskritai gali įsiskaudinti? Dėl tokio elgesio, žinai. Ta. Ir, žinai, bet jie yra patys reikšmingiausi, kai už tokius dalykus atsiprašo žmonės, tai yra, wow, žinai, kai tau atrodo, kad, nu, vat, galų gale mane supranta. Galų gale. Bet va čia yra, žinai, labai didelis, nežinau, ar pastangų kiekis reikalingas ar ne, jeigu kalbėti į aktyvaus klausimosi, kaip čia metodika, tai pradžia yra, kur tu gali išklausyti ir priimti, ką kitas žmogus sako. Nepaisant to, kad aš žinau visą metodiką ir mokiausi ir daug kartų dariau, taip užknisa, kai tokį briedą pasakoja apie mane. Aktyvus klausimas, kitas žmogus pasakoja, nes kai kuriais atvejais tu gali atsiprašyti tada, kai supranti iš tikrųjų, kur tu, nu, kaip čia padarai klaidą, kur kitas. Atsiprašymas yra šiek tiek lengvesnis procesas, jeigu supranti, kad ne tuo pat metu tu turi tą padaryti. Tai. Nes, nu, aš papasakosiu istoriją, ne apie antrą pusę, apie vaikus papasakosiu. Mhm. Čia vat irgi vaikus, apie vaikų auklėjimą. Aš toli gražu nesu tobulas tėtis ir žiauriai daug vietų matau, kad klystu. Ir, žinai, bet būna vietų tokių, kur didžiuojasi. Pavyzdžiui, Dovilė, kai išvyksta, tai aš galvoju, vaikai su manim labai ten šilkinį elgėsi. Ir paskutinį kartą, kai išvyko, buvo priešingybė. Jie kaip velniai elgėsi. Okay. Ir nu ten tokias nesąmonės darė ir man dar visos aplinkybės darbuose susidėlioja labai daug, nu, darbo turiu, reikėjo dar, aš galvau, padirbsiu vakare šiek tiek su jais ten, kai jie žais su kaimynais, tai vietoj to aš visus 4 vaikus prižiūrėjau, žinai, ten gavosi valgyti, ten prašė to, nu, nieko nepadirbau, žinau, kad vakare dar reikės padaryti, nu, toks įtampoje visas esu, žinau, kad kai jie užmigs dar turėsiu darbo, nu, ir jie ten kaip velniai elgėsi, visokias nesąmonės daro, įsidirbinė, ir aš praradau savitvardą ir aš apšaukiau juos. Apriekiau, pasadinau ant sofos, pasadėjo jie ten minutę, žinai, nu. Aš atsiprašau už Arną. Nu. Nieko labai ten tragiško nebuvo. Ne, nu, bet trauma tai yra jau. Bet trauma. Bus ką psichologai pasakot. Tai be abejo. O kad jie turės ką papasakoti psichologai apie tėvą, tai tikrai. Aš gėda. Gėda, kad iš vis tarp viename epizodė sėdėt. Žinai, apšaukė aš vaikus. Nu, ir iš vienos pusės turiu priežastį. Taigi, nu, jie elgėsi taip, kaip aš jų daugybę kartų prašiau nedaryti. Jie žino, kad taip nereikėtų elgtis. Bet jie vis tiek elgėsi. Ir aš, aišku, ten nuėjau, išsivalėm dantis, nusiprausėm, ten atsisėdom ir aš viduje galvoju, reikia atsiprašyti. Nu, nes ne tokio elgesio aš skatinu ir aš noriu kiek įmanoma lygiavertiškesnio santykio ir su vaikais, bent jau įskatinti. Nu, ir jeigu aš apriekiau, aš neturėjau teisės rėkti, tai buvo silpnumo mano akimirka. Bet viduje neturiu emocinio resurso, viduje dar pyktis kyla, pikta man, kad jie taip elgėsi. Bet kad... gal tada biškai pakratai ir tada atsiprašai. Ne, jokios smurto prieš vaikus. Žodžiu. Ir aš ateinu pas juos į lovas ir mes turim ritualą, kad aš vakare pasaką jam paskaitau. Nu, gerai, paskaitysiu pasaką tada, nes nepaisant to, viskas yra nurimę, jie jau kalbasi ir jie kaip šilkiniai elgesi tada, nes aš jau, aišku, apšaukiu juos, ten tėvas jau būnas, tai ten jau ir dantis valas, ir ten apsirengia, ir pižamas, viskas ten jau. Bet aš atsisėdu su jais ir skaitau pasaką ir žinau, kad reikia atsiprašyti, bet dar neatsiprašiau. Aha. Ir dar pasaka išsirinko ją apie vertybės ten tokią. Okay. Ir aš perskaičiau tą pasaką. Ir galvoju, galėčiau neatsiprašyti ir išeiti. Nu, tipo, nieks nepasikeis. Turiu teisę, jie mažesni, ką jie čia supras, prisimins gal žaugai. Bet viduje žinau, kad aš neturėjau teisės. Ir aš sakau, vaikai, bet aš noriu dar, sakau, prieš pasakydamas labanaktis, sakau, atsiprašyti, nes, sakau, neturėjau teisės aš ant jūsų rėkti. Per silpnas buvau toje akimirkoje ir, sakau, nereikėjo man rėkti ir norėčiau, kad mes kitaip elgtumėmės, bet kartais būdam per silpni, žinai. Ir Nojus sako, aš irgi tavęs atsiprašau, tėti, iš karto, žinai. Ars toks nėra, kad iš karto atsiprašytų, bet abu prisiglaudė, taip fainai. Ir aš atstovau, sakau, labanaktis, ten pabučiau jos. Ir išeinant, ne visada, tiksliau, gal rečiau pasako, nei nepasako, bet tą vakarą išeinant
aš tave labai myliu, tėti, aš irgi tave myliu, tėti, išeinant. Toks atrodo iš karto nusinulina visą situaciją, grįžta į normalų būvį. Atrodo jau ir tai buvo grįžusi normalų, jie jau, ten prisiglaudęs klausėsi pasakos ir viskas, bet tas atsiprašymas grąžina lygiavertiškumą į santykį, kad žmogus, kuris rėkia mūsų, nesijaučia turėjęs teisę tą daryti. Žmogus, kuris mūsų įžeidinėjo, nesijaučia turėjęs teisę tą daryti, kad jis pripažįsta, kad tai buvo silpnumo akimirka. Ir tas yra ir santykiuose aktualu. Ir, žinai, to trūksta, kad grąžintum tą lygiavertiškumą po truputį santykyje. Kad nebebūtų tiek daug tų nuoskaudų. Ir tikrai neišeina už viską iš karto atsiprašyti, nes tada bus deklaratyvus, bet tai yra nuoseklus procesas, kad aš suprantu, kad aš noriu grąžinti santykiams, grąžinti juos į normalias vėžes, kad aš nenorėjau tavęs menkinti, kad aš buvau silpnas ten tą akimirką. Bet aš įsivaizduoju, kad dalis žmonių, kurie klauso ir jaučiasi, žinai, toj vaikų roliai, galbūt ir čia, kad mane kaltina už viską absoliučiai, ir jie dabar klauso ir galvoja, kaip norėčiau, kad manęs taip atsiprašytų. Aš irgi norėčiau, kad vaikai nuoširdžiai manęs atsiprašytų, bet jeigu, žiūrėk, labai geras pavyzdys, nes aš galėčiau sakyti, tai vaikai atsiprašykit manęs, sakys, atsiprašau, pasakys jie, tikrai, nes aš turiu galią, aš ką tik apšaukiau juos, bet ko norim, kad nuoširdžiai atsiprašytų. Ir kai aš atsiprašiau vaikų, ką padarė Nojus iš karto? Jis nuoširdžiai labai sako, aš irgi tėti atsiprašau. Aš neprašiau atsiprašyti, aš nesakiau, aš nekontroliavau, Ir, žinai, ir nebūtinai tas atsiprašymas reikalingas žodžiais. Kartais, pavyzdžiui, Aras nepasakė atsiprašau, bet išeinant, kai sako, aš tave myliu, tėti, tai irgi yra grąžinimas, kad... Taip, į ryšį, atkuri ryšį. Taip. Ir tas ryšys atkuriamas nuo kažkurio vieno pradžios. Aš suprantu, kodėl aš sakiau, kad nėra įmanoma išspręsti situacijos, kai ieškom, kas kaltas. Nes čia priešingybė tam, ką aš dariau su vaikais. Nes aš galėjau su vaikais, žiūrėkit, ateikit, išsiaiškinom, kas buvo kaltas šitoje situacijoje. Jūs elgėtės kaip velniai, aš buvau teisus, nes man reikėjo dirbti, jūs... ta prasme, jie elgėsi kaip velniai, nes aš turiu dirbti ir aš neskyriau pakankamai jiems dėmesio, jie neturėjo ryšio. Ir jiems reikėjo kažkaip tą ryšio gauti, kažkaip dėmesio gauti. Bet vėl, kai žinai psichologiją, šiek tiek lengviau, kad tai yra ciklas. O aš negalėjau suteikti dėmesio, nes aš turėjau darbų. O darbų aš turėjau, čia, žinai, tą ciklą gali tęsti iki ten, žinai, praeities, bet jokio skirtumo. Ir mes vietoj to, kad ieškotumėm, kas kaltas, turim kažkas nutraukti ciklą, nes realiai kalti abu būna. Abu žemina vienas kitą. Abu menkina vienas kitą. Tai grįžtant prie tos situacijos, jie iš esmės, bent jau ta mergina, kuri rašo, yra labai geram kely, nes jau atpažįsta situaciją. Ir sako, sunku dar kartais sukontroliuoti. Tai čia irgi geras procesas. Ir sekantis etapas būtų arba pas tave į tuos mokymus ateiti ir dar pasipraktikuoti, arba... Aš juos tikslingai ir darau tokius, kurie būtų ne iš karto visi mokymai, o mes periodiškai, greičiausiai kas porą savaičių susitikinėsim vakarais, tam, kad mes praeinam tam tikrą dalį ir po to treniruojamės namie, grįžtam su to, kas nepavyko, vėl treniruojamės, nes čia yra treniruotė, čia nebėra, žinai, kas iš to, kad tai žinot, galima ir iš podcasto. Taip. Bet reikia realių pavyzdžių. Ir aš norėsiu atvaryti. Prašau. Jo. Tai va, treniruotis ir viskas. Ir kai jau žinom, žinai, kartais reikia tiesiog erdvės. Tai nebūtinai mokymus ateiti, jeigu tikrai žinai, kaip treniruotis ir turi hantelius namie, žinai, ir kilnoji. Tai, o jeigu neturi, tai nueini pradžioj pasimokinti arba pas trenerį. Tai čia toksai. Arba knygų paskaityti, arba pas terapeutą. Žodžiu, nelaukit, kol bus situacija tokia. Mano patarimas vis laiką yra anksčiau pradėti santykiais domėtis. Ir kaip atkurti tą lygiavertiškumą. O jeigu situacija yra tokia, tai jau yra pakankamai kritinė riba, kad reikia tą daryti, jeigu nenorit, kad santykiai nuvažiuotų visai iki tokio lūžio arba mirties taško. Bet jeigu reiktų nubrėžti viziją, ką jinai gali išsinešti iš tos situacijos, tai aš formuluočiau bent jau savo. Aš noriu pasiekti tokį lygį, kad pas mus šeimoje būtų pirmas dalykas abipusis susitarimas, kad nebežeminam arba nežeminam, kad labai aiškiai suprasti, žiūrėk, šitą situaciją mums davė, kad mes galbūt per daug ir per dažnai tą naudojam. Tai čia aš apie viziją, čia ne kitą dieną bus ir ne kitą savaitę. Tada antras dalykas,
kai išlenda šitie dalykai, aš žinau, kad pas mus šeimoje yra susitarimas ir jie tikrai pasikartos ir sugebam atsiprašyti kad iš vis sugebam už tą situaciją. Bet, čia ne tarpusavį susitarti, o mes tiesiog turim išmokti patys, kad aš turiu nuspręsti. Vienas žmogus kažkuris bent jau turi nuspręsti, nes tai jau atkuria ryšį. Ir jeigu tą darom nuolatos, testinai, antra pusė pradeda suprasti. Bet vienas dalykas yra labai svarbus. Jeigu, žinai, labai taip akcentuoju, atsiprašymą, čia istoriją papasakau, bet jeigu mes tik atsiprašinėjom ir nebrėžiam ribų, tai tada pradės mus menkinti. Mes turim ir kitą įgūdį turėti, nes jeigu tik žinai, aš tiesiog patirties turiu. Aš turiu žmonių, kurie išmoko atsiprašinėti, bet neišmoko brėžti ribų. Ir tada jie pateko į situaciją, kur sako, aš tragiškai blogai jaučiuosi santykiuose. O jeigu tu išmoksti tik brėžti ribas ir nemoki atsiprašinėti, tai tu despotas tampi santykiuose. Tai čia nėra, nei viena, nei kita pusė tu nenueisi į santykį. Tu turi abi pusės mokėti. Nu tai gerai, tai vizija. Mes turim kažkokį susitarimą, tada kai vyksta pasikartojantis žeminimas arba tos instinktyvios reakcijos atsiprašo vienas arba abudu ir ilgainiui šitų situacijų tiesiog mažėja, nes jos atsiranda tada tik tai, kada yra naujos. Nu ir keli pasikartojimai. Situacijos, jos galimai ir kartojasi. Aš net ir galvoju, kartais žmonės sako, aš ten mažiau menkinsiu. Pavyzdžiui, mane tai išdresiravo, Agnė, nebeversti lapo atgal. Ir man pasako, aš teisingai. Tai lengvai dresuojamas esi, nes tu domiesi, o jeigu žmogus sako, ai, čia nesąmonės. Bet aš apie viziją ir aš neku, žinai, o ko galima tikėtis. Nes aš tai žinau, su ko susitarė žmonės, aš nežinau, ar konkrečiai čia, nes čia visiškai nerašė apie tai, bet žmonės sako, mano antra pusė, jai visai vienodai, tipo, jie sako, ai, čia tos nesąmonės tavo apie santykius, kažkokie podcastai, tenais knygos, mokymai, dar kažkas, nekvaršk man galvos, žinai. Ir tada sunku yra, bet esmė ta, kad jeigu vienas žmogus pradeda brėžti ribas ir gebėti atsiprašyti, santykio kokybė jau keičiasi. Taip. Ir kitas natūraliai to nori. Taip, kitas pradeda, tiesiog, jeigu neturim, jeigu kalbam apie normalų psichologiškai žmogų, ta prasme. Bet supranti, aš galvoju, kad labai natūrali pasiekmė, kada aš nubrėžiu ribas ir apie jas perspėju, aš pradedu labiau gerbti ir kito ribą, žinai, ir sakau, oi, šiaip anksčiau dar būčiau tau komentavęs, bet dabar, žinai, elkis kaip nori. Ir kitus, what the hell, kodėl čia taip? Tai va. Nu gerai, bet man atrodo visai čia... Visai išnagrinėjom. Jo. Tai rašykit visokias situacijas, mums smagu yra paanalizuoti jūsų situacijos, jeigu norit inkognito konsultacijos, irgi parašykit, skiriamės Juokauju LT, nueikit tenais, galite apačioj ar kažkur, raskite anketą, užsipildykit ir galim pasidaryti. Arba tiesiog pasiūlykit temų, komentaruose galite imti ir pasiūlyti temų, kokių norėtumėt. Šitame epizode sakėm, kad į Contribui jokio turinio neperkelsim, viską paliksim jums čia. O dar pagalvojau galbūt, nes mūsų vienas žiūrimiausių, tarp kitko, epizodų yra su Dariumi Ražausku, tai gal galit pasiūlyti ko nors dar į svečius pasikviesti ir panagrinėti. Aš net turiu mintį, vasarą praėjo, mes jau galim kviesti, kurios, taigi mes turim keli žmonės mintį, kurios reikia pasikviesti. Reikia šitą atgaivinti. Tai pakomentuokit, ką jūs norėtumėt matyti svečiuose. Palaikinkit, jeigu dar pamiršo tą padaryti video ir prenumeruokit. Kaip būtų awesome, kad ten 95% po šito epizodo visi, kurie pabaigė, pažiūrėjo, paspaudė like ir subscribe ir ten prenumeruoti. Būtų awesome. Būtų fainai. Mes jau metus daugiau tęsim šitą epizodą, šitiek epizodų praėjo. Fainai. Ir jeigu vis dar sekat, prenumeruokit ir parekomenduokit kitiems. Iki, dabar jau tikrai iki. Iš karto jo, kai vaikas atsirado, atsidarė visi blogi dalykai, kas pas mus yra. Tai buvo netgi ir klausimų tokių, ar čia mums skirtis, ar čia mums gyventi kartu. Ir tarp mūsų su vyru yra didelis amžiaus skirtumas, tai iš viso yra 16 metų tarp mūsų. Amžius apskritai neturi rolės, su juo ateina tiek pat ir pliusų ir minusų. Mes kaip ir, mes visada galėdavom viską pasakyti, bet... Viską išskyrus tai, kas sunku. Čia yra klasika visų porų. Ryšys pakabintas yra ant vieno žmogaus ir jisai įlenda į olą, nu tai tam santykiui ir ryšiui ten šakės tuo metu būtų. Nu nes mus labai motyvuoja mūsų žmonų šypsena, juokas ir kažkas. Laimė. Čia yra instinktyvu, kad antros pusės laimė yra, mes jaučiam, kad čia yra mūsų atsakomybė, instinktyviai.